jeigu bus eilutėje rastas tarpas, tai reiškia yra keli žodžiai. Ir tada tą eilutę susprogdinsim per tarpo simbolį ir pasimsim patį pirmą simbolį, patį pirmą žodį. Ir tai bus tas pirmasis žodis, kurį reikia įterpti į duomenų bazę. Tiksliau, prašė atvaizduoti žinutę, kad jeigu ne vienas žodis, tai kad parašyti, kad įveskite vieną žodį. Tai reiškia tiesiog atvaizduosim, kad įveskite vieną žodį, o neskaldysim tos eilutės. Dar paprasčiau. Taip, sutarpos funkcija reikalauja iš pradžio eilutės, kurioje ieškome kažko, tai ir po to ko ieškome. Tai ieškome mes tarpo. Ir sutarpos grąžina nuo 0 iki begalybės skaičių sveikąjį su pozicija to simbolio ar tos išraiškos, kurią aprašome šitą vietą. Ir taip, jeigu pos yra daugiau už 0, tai reiškia, kad tas simbolis kažkur tai egzistuoja, tada galime tiesiog paprastai print į h2 simbolį, tarkime, mes į h2 objektą HTML prašome įvesti vieną žodį. Ir viskas. Jeigu pos yra 0, tai tada įvedinėsim tą žodį į duomenų bazę. Prie duomenų bazės jau yra pasijungta, dabar tai liko sukurti užklausą. Paprasčiausias variantas sukurti MySQL užklausą yra tiesiog ją įvykdyti per PHP adminą ir nusikopijuoti pačią užklausą. Tai mes padarysim dar vieną insertą. Atrodo, 3 buvo ir vedęs, tai 4. Ir nusikopijuojam užklausą. tą užklausą įsimetam į PHP kodą. Susitvarkom, kad gražiau atrodytų. Duomenų bazę nurodyti nėra būtina. Ir jeigu pakeisim pavadinimą duomenbazės, o užklausose bus likę pavadinimas, tai po to reikės keitinėti kiekvieną užklausą. Tai aš bent jau dažniausiai tiesiog nutrinu tą duomenų bazę, nes vis tiek su viena duomenų bazė dirbu. Taip, įvedinėsim į laukus ID, žodis ir laikas, reikšmės 0, po to įvesim tą žodį, kurį pateikė vartotojas ir current timestamp. Ir įvykdom užklausą MySQL query, užklausas query, ir galim parašyti vėl tą ODI MySQL error. Jeigu nepavyks užklausas padaryti, tai praneš, nutrauks darbą ir praneš apie tai. Taip atidarom savo failą. 4 jau yra 5, tarsi parašom, užkraunam ir pamatom, kad įvedė žodį 5. Įvedė žodį, vietoj žodžio visą masyvą, todėl kad aš tiesiog nurodžiau post, bet nenurodžiau iš posto jokio kintamojo. Tokia klaida buvo padaryta, dabar bus gerai. 6. 7. Dabar pabandysim labas 2 žodžiai ar daugiau. Ir iš šio prašome įvesti vieną žodį. Ir į duomenų bazę nieko neįvedė. Turime 7 įrašus. Duomenų bazėje galim pasitikrinti, tikrai yra 7 įrašai. 5 galim ištrinti, nes čia buvo klaida padaryta. Dabar perkrovus šitą, matosi 6 įrašai, nes 5 nebėra. Taip, tai formą turim. Prisijungimą prie duomenų bazės turim. Išvedimą dar truputėlį patvarkysim. Įvedimą išsaugomą turim. Taip patvarkysim dabar dar išvedimą. Išvedimą padarysiu apačioje, po formą.
įrašai. Ir tą PHP kodą nukopinės įpeisinai čianais. Ir kad gražiau atrodytų, galim išvesti į lentelę. Taigi apsirašom lentelę. Prastai vėl HTML lentelė. Tai nurodau, kad nebūtų tarpų tarp langelio, kad nebūtų rėmelio. Ir galim visiškai paprastai tiesiog nurodyti vieną eilutę tos lentelės, kuriame nurodysim laukų pavadinimus. Tai yra ID, po to turim žodis ir laikas. Ir dabar while viduj išspausdinsim po vieną eilutę kiekvieno while metu. Iš tikrųjų galim nuskopijuoti tą HTML kodą, nereikės čia daug kartų rašinėti. Ir taip vietoj ID spausdinsime ID reikšmę, vietoj žodis žodžio reikšmę, vietoj laiko laikas reikšmę. Matot, kad buvo, pavyzdžiui, posto masyvas, tai kreipiausi per tokius laužtinius kliaustus ir nurodžiau, kokį masyvo elementą aš noriu turėti. Kadangi tai yra row yra objektas, nes naudojama SQL fetch object, tai per rodiklį yra kreipiamas į objektą vidinės funkcijas arba kintamosios, tai šiuo atveju kintamosios ID, žodis arba laikas. Jeigu aš čia parašysiu array, tai čia tiesiog reikės nurodyti taip kaip į masyvą. Tokiu būdu. Man iš tikrųjų labiau patinka objektai. Čia vėl skonio reikalas. Čia ir rašysiu aš taip. Ir taip šitas tagas viduj PHP, tai rodo iš karto, kad čia klaida sintaksės. Dabar mano perkrauti. Siūlo persisti iš naujo duomenis, ką buvo įvedęs praeito formai. Ir štai, turim formą, esamus įrašus. Taip pat minimalų tikrinimą, ar tik vienas žodis, jeigu ne išvedimo klaidos, jeigu žodis vienas, tai tada užklausojimas SQL duomenų bazę. Tai tiek, visa pamoka, to ir baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi bus naudinga.